Lietuvos tradicinio karate meistrai sekmadienį įrodė, jog yra pakankamai aukštos klasės, kad galėtų kautis dėl pasaulio čempionato medalių. Anykščiuose vykusiame Lietuvos tradicinio karate čempionate ne tik išdalinti medalių komplektai, bet ir paaiškėjo kandidatai atstovauti šaliai planetos pirmenybėse, kurios lapkričio mėnesį vyks Brazilijoje. Prognozės gali būti ganėtinai aukštos, tai yra tikrai lietuviai gali papulti ir prizininkai. Tai labai sunku prognozuoti. Pirma, antra, trečia vieta. Bet dėl dešimtuko nebejoju. Lietuvos pirmenybėse karatistai kovoja įvairiose amžiaus grupėse, o daugiausiai dėmesio sulaukė suaugusiųjų kovos. Jose sportininkai kovojo negailėdami nei savęs, nei varžovų. Kartais per didelis noras nugalėti pakišdavo sportininkams koją. Už smūgius į neleistinas vietas jie gaudavo baudos taškų ar netgi būdavo diskvalifikuojami. Dėl to į kumite rungties finalą nepateko vienas favoritų Laimonas Niuniava. O vienam geriausių čempionato karatistų Norbertui Motiejūnui kelis kartus teko šaldyti veidą, kurį sutrenkdavo varžovai. Kai kuriems sportininkams trūksta emocijų kontrolės dar. Techniškai lygtais viskas yra ok, viskas gerai, meistriškumo pakanka, bet emocijų kontrolė aukščiausio lygio varžybose, kaip pasaulio čempionatas, ar Europos čempionatas, ar taurės, visą laiką pakiša koją. Padariau keletą išvadų, kurios man tikrai pradinėje galvojau, davė laiko pamastyti, kadangi gavau taimautą, buvau išmestas trumpam laikui, apmąsčiau, tokia, galima sakyti, tiesiai šviesiai padariau išvadą, nemušti galvą stipriai. Ir padariau keletą efektingų smūgių į korpusą, po pasekoje ir laimėjau. Žinoma, karate yra tas sportas, ta kovos meno rūšis, kur visko pasitaiko. Tai yra kova. Ar darytum katą, ar darytum kumite, ar darytum fukugo, bet kokią rungtį, tai yra tu bet kur kovoji. Tik tai kovoji vienur su įsivaizduojamu priešininku, kitur kovoji su realiu priešininku. O traumas tai vėlgi pasiruošimas, savęs nuteikimas, kontrolė, laimės dalykas. Taip ir pasitaiko. Norbertas Motiejūnas iškovojo aukso medalį kumite rungtyje, kurioje kovojama prieš kitą sportininką. Kata rungtyje, kurioje kovojama su įsivaizduojamu priešininku, ir fukugo rungtyje, kur apjungia kumite ir katą, Norbertas Motiejūnas pelnė sidabro medalius. Anykščiuose vykusiame Lietuvos čempionate suaugę kovojo 3 vyrų ir 1 moterų rungtyse. Kata rungties nugalėtojų tapo Vadimas Akimovas. Fukugo rungtyje triumfavo Laimonas Niuniava. Varžybų nugalėtojų ir antrasis vietas iškovoję sportininkai, tarp kurių buvo ir vienas stipriausių Lietuvos karatistų Darius Balčiūnas, tapo kandidatais atstovauti Lietuvai planetos čempionate. Brazilijoje vienoje rungtyje šaliai galės atstovauti po 2 sportininkus, tad jei neiškils problemų, Lietuvos garbę gins Vadimas Akimovas, Laimonas Niuniava, Norbertas Motiejūnas ir Darius Balčiūnas. Be to, lietuviai taip pat ketina rungtis komandinėse kata, komite ir embo rungtyse, tad Lietuvos delegacija dėl to gali tik padidėti. Moterų kata rungtyje Lietuvos čempione tapo Renata Cibulskienė, tačiau jos turimas diržas netitinka pasaulio čempionato lygio, todėl ji planetos pirmenybėse nedalyvaus. Tai buvo 8. Lietuvos tradicinio karate čempionatas. Jį rengė tradicinio karate klubas Danas.